pro langą tiesiai matau, kai ta izoterminė griūna. Žuvo 7 žmonės. Pamačiau, kad dideliam plote šita yra gaisras. Pradžioj jokio vadovavimo nebuvo. Jiem davėm nurodymus, kad eitų tiesiai namo. Žmonės, kurie buvo, kad bėgo, tai ir kojas apsideginė. Pradėjo važiuoti, rinkti tos lavonus. Apie ją net mokslininkai tuo metu jokių rekomendacijų nebuvo dar, kaip su ją elgtis, ką daryti. Avarija likviduota, miestas išgelbėtas, bet kas išgelbės gelbėtojus? Niekam nesakyti, niekam nekalbėti, nieko čia nebuvo, viskas čia tvarkoj. Padaugėjo statistiškai vėžinių susirgymų. Užtruko virš 20 metų, kad gautumėt bent kažkokią minimalią kompensaciją. Aš jos ir nebūčiau gavęs iš vis. Medikai į tai neturėjo teisę duoti invalidumą žmogui. Buvo pašalintas išrašas, kitaip sakant. Kaip sakė, sudegė visi plaučiai, bronchai ir visa kita. Kada sukvietė iš Rygos, iš Belarusijos, iš Ukrainos gesinti tą gaisrą, tada jau aš praradau sąmonę gamyklai. Kai praradau sąmonę, tada mane išvežė į Kauno klinikas, 4 paras gaivino, atgaivino, balandžio 1 atsigavau, sąmonę atgavau. Tada pradėjau kalbėti, kodėl čia, dėl ko, kam reikia. Tai man išdavė pažymą, aš galėsiu parodyti pažymą. Apsinuodijimas nitrofoska ir amoniaku. Tokią pažymą išduota. Bet buvo tokia liūdna patirtis, mes turėjom tokį šeimos draugą, ten mano brolio buvo draugas, kartu mokėsi. Jis po avarijos dalyvavo likvidavimo darbuose pačioje azoto gamykloje. Jis buvo suvirintojas ir jiem reikėjo keisti vamzdžius. Tai vat jis dirbo ten ir po to labai sunkiai susirgo. Tai vat aš labai gerai įsidėmėjau jo mirties datą, kadangi jo laidotuvės buvo, kai buvo Baltijos kelias, rugpjūčio 23. Tai vat kiek čia, keletas mėnesių reiškia jį, taip, ir jam buvo, kaip sakė, sudegė visi plaučiai, bronchai ir visa kita. Mūsų tokia privilegija buvo apiforminti ugnies darbus. Tai vat ėjau ir aš kritau kažkur, nes man taip silpna pasidarė, aš neatsimenu. Atsigavau aš klinikose, 2 vidaus ligų skyriui. Sako, tu ten biški sublūdėjai, sako, nukritai. Atsigavau, viskas tvarkoj, pradėjau vaikščioti, kaip čia buvo. Tai jie man ten tyrimus padarė, man buvo apdeginti, nors aš ir stengiausi saugoti, bet su dujokakai neišsisaugosi. Kiek ten gali? Valandą, kitą. Vis tiek pasižiūri, nusiemi ir kvėpuoji nusiemęs, nes tai man buvo apdeginti keli plaučių segmentai, ten kaip sakė, ir diagnozė buvo cheminė intoksikacija. Kada jūs pajutėt pirmus sveikatos sutrikimus? Tai ten, kadangi iš pat pradžių, kai pradėjom kvėpuoti, jau kažkas ne tai buvo, bet nieks negalvoja, visi buvo tokiam įtampų, strese, tik tai kaip grįžau į namus rytą, aš nuėjau į polikliniką, sako, tu peršalęs, viskas, sako, praeis čia kažkur tai. Nu, aš gerai grįžau, kitą dieną nuėjau į darbą, sako, dar mes ten nuvažiavom, nes ten kažkur tai visas pagrindinis veiksmas vyko, kažkur tai 3 dienas, aišku, ugniagesiai ten pasiliko ir daugiau, bet jau to nebuvo, kad ten perpumpuot, kad į upę nepatektų tas visas vanduo, nors iš tikrųjų aš paskui prabuvau netoli mėnesio ligoniniai ir po to reabilitacijos centras, o jis papuolė irgi prie Neries upės Karmėlavoj, ten tada tuo metu buvo. Tai toks kvapas netgi po mėnesio laiko iš tos upės jautėsi, vadinasi, dalis pateko, bet jeigu nedidelė koncentracija, žinot, ten viskas susimaišo ir per daug galbūt nepakenkė tai gamtai. Buvo spaudimas kraujo pakilęs ir
ir kvėpavimo takai buvo plaučių trečdalis susiklijavę kažkaip tai ten. Nu, tai yra ir medicinė, aš čia yra nelaimingo atsitikimo aktas ir ten parašyta. Plaučiai sulipę ir obstrukcinė plaučių liga kokia, tai dabar įsivystė į astmą jau principė, todėl aš ir mane pagal sveikatą nepraėjau 2016 metais ir mane atleido iš darbo. Komisavo? Komisavo, bet aš jau, kadangi turėjau pradirbęs 39 metus, 5 mėnesius 23 dienas, o reikia ten 25 metų, tai aš su pensija išėjau ir viskas. O po to dar man ir šiokia tokia išmoka išmokėjau, kadangi nustatė, kad tai šitą nelaimingas atsitikimas įvyko darbo metu. Tai 20% netekto darbingumo dėl to įvyko. Kada jūs gavote išmoką, kelintais metais? Išmoką aš gavau 2016 metais. Tai nebaisiai senai pripažino. Taip, o iš pradžių parašė, kaip mane iš darbo atleido į pensiją. Parašė, kad nesusijęs su tarnyba. Kiek laiko buvo gesinamas gaisras? Gesinamas ir negesinamas. Nitrofoska paverčiama ta pulpa. Žodžiu, kol nebuvo išplautos praktiškai saugykla nitrofoskas. Tai ten kažkur 7 dienas, 6 dienas. Buvo evakuacija iš Jonavos? Taip, mano žmona sakė, paskambino, kad juos evakuoja. Aš kaip tik buvau priešgaisrinėj daly, ruošiausi praustis, nes po pamainos grįžęs aš ten norėjau nusiprausti. Nes mes į namus neėjom, mes ten sėdėjom, gaisrinėj pamiegi porą valandų, 3 ir vėl važiuoja į zoną. O tai buvo. Sakė, evakavo. Ir paskui, kiek girdėjau po avarijos, kad policija čia džiaugiasi, kad net nei vienos vagystės per tas dienas nebuvo. Aš parėjau namo, buvo prisakyta nekaišiot nosies į lauką. Taip pat žmonės turėjo tą vadinamą radijo tašką, toks, žinot, kolūkio vietinis radijas. Tai vat per tą radiją pranešė, kad vyksta evakuacija gyventojų, bet čia buvo maždaug apie 15 valandą. Ir kad norinčių evakuotis laukia autobusų stotelėje autobusai ir kad jie bus išvežti žmonės į saugią vietą. Na, mes kažkaip nesugalvojom, kad čia mums reikia eiti evakuotis, mes neėjom, bet vat ir kaimynai kai kurie ėjo, tai ten buvo toks, žinot, tik tai vaidinimas. Už tai, kad buvo atsiųsti 4 berods autobusai, tie nemaži, ir ten pripildė jo žmonių ir pavežėjo kažkur, kaip pasakojo, Deltuvos link, kažkokiuose laukose tie autobusai pastovėjo 3-4 valandas ir po to sugrįžo, visus paleido. Kiek Vepriuose tada buvo maždaug gyventojų? Nu, žinokit, turbūt apie 1000, aš tiksliai nepasakysiu. Ir buvo 3 autobusai atsiųsti? 4, manau. 4 autobusai ir 1000 gyventojų. Taip. Žmogus vienas, racionalizatorius, padarė tokį dalyką, kad reiškia, kam ta izoterminė saugykla, kai buvo pagal projektą numatyta tvirtinimai, kariniai ten kažkokie tvirtinimai, tokio diametro, jis pasiūlymą padarė dvigubai plonesnius tos sutaupyti metalą. Tvirtinimus, gavo už tai pinigus, už tą rats pasiūlymus. Neatsakyta į klausimą, kodėl jinai vertėsi, o tai galėjo būti tik čia teoriškai, kada buvo paduotas šiltas amoniakas, o izoterma yra šaltas amoniakas. Reiškia, kažkoks kiekis buvo paduotas kažkieno. Vėl, reiškia, reikėjo atsukti ventilį, paduoti. Ir tada ta karštas, šiltas amoniakas, jis kyla į viršų. Ir didžiausia masė šalto amoniako į vieną sienelę stūmė. Tada ankeriniai tie tvirtinimai neatlaikė ir skysti, žodžiu, amoniakas vertėsi cisternui ir nuo svorio buvo vien dėl to, kad ankeriniai tvirtinimai neišlaikė. Tai ir viskas. Po tos avarijos tai buvo visiems pranešta, kad negerkite šulinių vandens, kad
vienu žodžiu, gali būti kažkokių užteršimų, ten kažkokių, kurie daiktai buvo palikti, ten ar pavyzdžiui indai, ar lietaus vanduo, kas renka, kad visą pilt lauk, kad tai gali būti nuodingas, daug nitritų ar nitratų, dabar jau nepamenu. Ir žinau, kad Veprių apylinkėse labai nemažai žmonių skundėsi, kad jiem nugaišo vištos. Dėl stambesnių gyvūnų tai negirdėjau ir po to dar medžiotojų atgarsių girdėjau, kad miške buvo rasta ten negyvų stirnų, tarkim, kažkokių nugaišusių, paukščių laukinių daug irgi. Kiek laiko dar jautėte amoniako kvapą? Žinokit, kitą dieną jau nebesijautė nieko, nes kadangi tą pačią dieną mums rekomendavo neiti į lauką, tai aišku, ten išeidavo į kiemą kažkiek. Tai kelias valandas, aš tiksliai nepasakysiu, gal 3-4 valandas jautėsi. Vėliau jau nebesijautė. Nesiskundė žmonės sveikata aplinkiniai po šitos nelaimės? Iškart po nelaimės tai nesiskundė, bent jau mano pažįstami. Nes šiaip esu girdėjus, kad ir buvo ambulatorija antplūdis ten keletą dienų po to, kad žmonės, ypač kurie turėjo kvėpavimo takų problemų, ten ar kažkokius bronchitus ar astmas, kad tos lygos jiem labai paūmėjo, tai va šitą girdėjau. Bet iš pažįstamų tai kažkaip niekas nesiskundė. 87 sprogo. Sausas ledas? Šaltas ledas. 88 vinilicitratas sprogo. 89 įsiliejo 7000 tonų izoterminė saugykla. Čia daugiausiai nukentėjo žmonių. Kada aš pranešiau priešgaisrinę vadovui, kad pasiruoškit, nes bus daug lavonų, bus daug reikia gelbėti žmonės, kad ir pranešti į Jonavą, kad evakuotųsi, nes nežinai vėjelis, jeigu papūsint Jonavas, visa Jonava būtų, ne vienas žmogaus gyvo neliktų čia. Amoniakas kiek gali kvėpuoti? Vieną kartą įkvėpsi, daugiaugi negali. Ir viskas. Ir kada pranešiau, tai buvo evakuota ir Jonava, ne vienas žmogaus. 4 parastos nebuvo ne vieno, kol neatvažiavo iš Ukrainos. Iš Ukrainos traukinys su siurbliu galingu, kol visą neužgesina tą gaisrą. Man Jonava 3 metus paeiliui šitą Jonavą važiavau panašiais tikslais. Metus prieš tai buvo susprogęs vinil acetato rezervaras. Aš ten irgi buvau, irgi ten buvo įdomu, bet mastai visai mažesni, ženkliai mažesni. O dar metai prieš tai įvažiavau į Jonavą, bet ne į gamyklą, bet šalia buvo nuvažiavęs sąstatas geležinkelio. Ir jisai degė visas šitą vežė kurą. Po to kiek pradirbo dar kažkiek azote? Ar iš karto išėjo? Taip, pradirbau iki 90 gal metų. Paskui jau nebeįmanoma buvo ten. Priešgaisrinės apsaugos vadu atsiuntė tokį Šachovą, kuris sakė, su mano intelektu aš čia Jonavoje galiu kalbėti su 1-2 žmonėm lygiuose, naravnych. Forma mūsų buvo pakeista jau į lietuvišką. Įsakymus ir visus popierius tvarkydavo rusų kalba. Buvau sukėlęs ten tokį triukšmelį. Žodžiu, aš jam buvau kaip lapas vienoje vietoje. Kiek tą dieną žuvo žmonių? tą dieną, kiek matėm 7, bet iš kitų organizacijų tai mes nežinojom, tada surinko tos dabar 27 tik tai viengaisrininkai. Jie tik dėl to reikalingi buvo vadovams, kad užgesinti tą gaisrą kaip. A daugiau nieko nereikalinga. Kai tik užgesina, tai visi tada paruošia tokią, kad privertė, tai tokias sąlygos darė, kad nori, nenori, turi išeiti iš darbo. Nori, nenori. Ar tu pavėlavai 10 minučių, 5 minutės, ar tu nepadarei ką nors, iš karto tavo. Nuobaudas iš karto rašo, kad tu
neatlieki savo darbą ir atleidžia iš darbo. Pagal straipsnį tiesiog. Pagal 63 kažkoks straipsnis yra drausmės pažeidimas, tai vadinasi, yra ten, kad joks teismas, niekas tenai tau nepadės. Tai va ir tai visi buvo pašalinti iš darbo. Tiesiog galbūt buvo tokia tendencija sumenkint pasiekmes. Tarkim, buvo, nu ir ką čia buvo, praėjo ir nieko čia tokio nenutiko, kad ten keletą vištukių nustipo, tai čia nieko baisaus. Bet aš manau, kad atgarsių buvo, ypač žmonių sveikatai atsiliepė kai kurių, nes po to jau pagal statistiką čia kažkada teko su gydytoja bendrauti, dar ta pati gydytoja ir dabar tebedirba jau irgi garbaus amžiaus. Tai jis sakė, kad padaugėjo statistiškai vėžinių susirgymų, kad nemažai gyventojų, procentiškai sprendžiant, kiek iki to buvo ir kiek po to, kad daugiau atsirado susirgymų vėžių. Ar po nelaimės prasidėjo tildymai žmonių, darbuotojų, gaisrininkų? Žinot, visi, ypač vyresnybė, stengiasi taip sudaryti tokią situaciją, kad lyg tai nieko čia tokia, kasdieninis įvykis, ką čia, įvyko, viskas, gyvi sveiki ir gerai, o kai bus toliau, tuo metu keista buvo, į viską gal taip būdavo atsinešama. Žinokit, aš pykstu vien dėl to ant savęs, kad kažkuriuo momentu aš, jaunas dar būdamas, 17 metų, galvojau, kad aš kažką galiu, suprantu. Ir tam sporte aš vien pats savo gal daugiau įrodinėjau, ką aš galiu, suprantu. Bet ir kad galiu kažką padaryti dėl visų, bet taip nesigavo, nes buvo dar didesnių žmonių, kurie labai atsargiai, ką pasakys partija, ką pasakys vyresnybė ir taip toliau. O tada buvau tildomas ir raminamas, stengiausi, nes norėjosi būti toj vietoj, o santvarka buvo tokia santvarka, nieko nepakeis. Ar buvo bandymai užglaistyti šitą visą nelaimę ir sumažinti? O Jėzau, kai buvo visas suglaistyti, ta nelaimė niekam nesakyti, niekam nekalbėti, nieko čia nebuvo, viskas čia tvarkoj pas mus, va kokie tik žodžiai buvo, viskas gerai, viskas tvarkoj. Užtruko virš 20 metų, kad gautumėt bent kažkokią minimalią kompensaciją? Aš jos ir nebūčiau gavęs iš vis, kadangi kai pagydė ir ten gal, jeigu su kitais kalbėjotės, niekas, kaip sakant, ten taip neminėjo ir viskas buvo kaip ir gerai, kad ten kažkas kur įvyko. Nes nustatė taip, kad man nedarbingas 45 procentai, 55 darbingas likau. Ir iš tų 45, 20 procentų yra nedarbingumo dėl to nelaimingo atsitikimo Jonavoj, darbo metu. O tie išvadas buvo parašę, kad su darbu net nesusijėję. O tada po to, kada aš atgavau sąmonę, tada pradėjo siuntinėti per ligoninės visą. Ir Truskaviece buvau, ir gydžiausi. Plaučius, širdį, ausis. O dabar aš niekur negaunu, nė kartą 30 metų aš jokių gydymų negaunu. Aukštesnio lygio niekur negaunu gydymą. Tik tas vakar, kaip aš šeimos gydytoja ateini, ką išrašo piliulių, pilnas stalas su tais piliuliam ir gyvenu. Tai jokių kompensacijų už darbo? Buvo tik tada reikalingi mes buvom, kada reikėjo gaisrą gesinti. O kai užgesinam gaisrą, tai mumi kaip futbolą visus išmečia. 25 gaisrininkai jau mirė, tik vien iš Jonavos.
O neskaitau kitų rajonų. Praėjus kokiam 10-15 metų aš dar registruotas ten Azoto poliklinikoje. Aš nuėjau, ar susirgau biškį, ar kas, nežinau, pas gydytoją. Ir dar tuo metu nebuvo tų kompiuterinių tų sistemų. Man registratūroje padavė tą knygutę, lygos mano istorija. Pas gydytoją eiti. Aš beeidamas dar galvoju, pavartysiu, ten reikėjo palaukti. Prieš tai buvo tas intarpas, kad gydžiausi Kauno klinikose ir cheminė intoksikacija, tas lapelis buvo įklijuotas. Po kiek laiko vėl taip pat vartau tą knygelę. Tos intoksikacijos man nebėra. Buvo pašalintas išrašas, kitaip sakant. Medikai į tai neturėjo teisę duoti invalidumą žmogui. Dabar aš 25 metus neleido dirbti nieko ir neskiria invalidumo. Tai aš nežinau, tai pas savo brolį nueidavau, pas ūkininką. Tai jis turėjo ten karvę, viską, duodavo pieną, nusipirkdavau duonas, jisai ūkininkavo. Tai o taip ir pragyveno, bet į skolas įlindau, už butą reikia mokėti, visų reikia. Tokie dalykai vyko, korespondentai. Tipo paskambina, dar fiksuotų ryšio telefoną turėjau. Čia ultravyrės, ten kažkokia radio laida ar kas ten. O korespondentais, neatsimenu, prisistatė, ne. Gal turit kokios medžiagos apie azoto avarijas? Turiu, sakau, šiek tiek. Tada rinkau aš ją apie tos tvirtinimus tenai, tos izoterminės saugyklos. Atvažiavo jaunuolis, peržiūrėjo tą medžiagą, ką aš turėjau. Oi, čia gerai. Pasiėmė ir sudėjau po šiai dienai. Ne jie kažkur buvo išspausdinta ar paaiškinta, aš niekur jų nemačiau bent. Ir buvo maždaug metai po tos avarijos, buvo atsiųsta medicinos komisija iš Vilniaus, tai reikia suprasti, kad respublikinė, tirt vaikų sveikatos. Tai visi vaikučiai, nežinau, iki kelių ten metų, gal iki 10, bet čia tik mano spėlionė, žinau, kad buvo pilna ambulatorija Veprių. Visi buvo sukviesti ir ypač tie, kurie turėjo kažkokių problemų, tai ten buvo gal 20 specialistų atvykę ir jie visi ten darė kažkokius tyrimus, klausė plaučius. Bet tai aš irgi jau tada vaiką turėjau, tai žinokit, taip tiesiog ten toks, žinot, formalus patikrinimas buvo. Iš tiesų tai nežinau, ar buvo kažkam iš to naudos. Plaučiai tai atsistatė, per 30 metų atsistatė, bet paveikia širdį, komplikuojasi lyga po cheminio apsinuodimo, lygas komplikuojasi, pradeda išeminė širdies lyga, pradeda nepakankamumą širdies ir vos užlipiau į 4. aukštą, reikia pasilsėti lipdama. Ir dabar man tai labai skaudu darosi, kada ramygalai tie patys gaisrininkai profesinį gauna. Širvintose gauna profesinį. O Jonavoje kaip užkeikti, nei vienas negauna profesinį. Žinokit, aš pykstu vien dėl to ant savęs, kad kažkuriuo momentu aš, jaunas dar būdamas, 17 metų, galvojau, kad aš kažką galiu, suprantu. Tam sporte aš vien pats savo gal daugiau įrodinėjau, ką aš galiu, suprantu. Bet ir kad galiu kažką padaryti dėl visų, bet taip nesigavo, nes buvo dar didesnių žmonių, kurie
labai atsargiai, ką pasakys partija, ką pasakys vyresnybė ir taip toliau. O tada buvau tildomas ir raminamas, stengiausi, nes norėjosi būti toj vietoj, o santvarka buvo tokia santvarka, nieko nepakeis.